Labas vakaras tiems, kurie dalyvauja mokymuose gyvai nuotoliniu būdu ir sveiki visi, kas sudomino mūsų užsiėmimų įrašai. Po pirmos pamokos pastabų ir atsiliepimų apie kilusius keblumus nesulaukėm. Patyręs dėstytojas, tai yra profesorius, tokiu atveju savo pasidarytų vieną iš dviejų išvadų. Kadangi klausytojams klausimų nekilo, niekas neįsigilino į paskaitos turinį. Arba paskaita labai sėkminga ir turinys išdėstytas aiškiai. Jums leidus pasimaloninsiu save ir pagal nutylėjimą pasižymėsiu riebų pliusiuką ties antra išvada. Ir būtent todėl tęsime programėlės VSD Free Video Editor tyrinėjimą ir įsisavinimą tokiu pat būdu, kaip tai darėme pirmoje pamokoje. Sekantis sritis, kurios skirtuką mes atversime, yra taisymas, tvarkymas arba, taip kaip įvardina programos kūrėjai, edit. Pirmasis mygtukas iš kairės į dešinę, įvardintas cut, tai yra kirpti. Mano manymu, tai antras pagal svarbą ir vienas iš dažniausiai naudojamų įrankių rengiant turinį ir darbuojantis su garso ir vaizdo takeliais laiko juostoje. Vėliau pasiaiškinsim ir laiko juostos sąvoką. Jeigu jau esate dirbęs su raštų rengyklėmis, jums šis mygtukas turėtų būti lengvai suvokiamas. Jis skirtas iškirpti pasirinktą vaizdo garso arba vaizdo ir garso įrašo dalį iš veiksmo, tai yra scenos, ir ją patalpinti į trumpalaikę atmintį. Dėka šio mygtuko, dirbdami su veiksmų seka, mes sutaupame daug laiko. Tai įvyksta dėka to, kad norint pakeisti veiksmų seką, mums nereikia papildomų atskirimo, atpjovimo, pažymėjimo, atkartojimo, šalinimo ir vėl atkartojimo įklijavimo pasirinktoje vietoje. Kaip ir raštų rengyklėje, pakanka pažymėti norimą turinį atkarpą, klaviatūros mygtukų Ctrl ir X paspaudimų vienu metu pagalba, iškelti atkarpą į trumpalaikę įrenginio atmintį ir pasirinktoje vietoje panaudojus Ctrl ir V mygtukų paspaudimus vienu metu įkelti atkarpą į numatytą vietą. Svarbu prisiminti, kad trumpalaikėje atmintyje iškirpimo įrankių įkelta atkarpa yra saugoma tik iki sekančio kreipimosi į trumpalaikę atmintį. Mokymų eigoje dažniausiai, kiek tai įmanoma, bus siūloma naudotis klaviatūros sparčiaisiais nurodymais, o ne vazoti košę ant stalo su pelyte. Šis įprotis ir įgūdis leis našiau ir greičiau pasiekti numatytus tikslus. Tai nebyliai patarė daryti ir programėlės kūrėjai. Kai pelės žymeklį užvedame ant pasirinkto įrankio mygtuko, po juo atsiranda pilkos spalvos stačiakampis priminimas su sparčiųjų nuorodų mygtukų derinimu. Ilgainiui mes juos turėtume įsidėmėti ir naudoti be pelės laikymo po darbastalį ir pastovaus jos maigimo. Sekantis mygtukas – copy, atkartojimo įrankis. Jis pagal paskirtį giminingas kirpimui, bet nepašalina pažymėtos turinio atkarpos, o tik sukuria jos nuorašą trumpalaikėje atmintyje ir leidžia įkelti jos atkartojimą į pasirinktą esamą arba kito veiksmo vietą. Šis įrankis pagal paskirtį ir prigimtį artimas raštų rengyklių copy paste, tai yra atkartoti, įklijuoti naudojamam būdui. Atitinkamai naudojamos sparčiosios nuorodos Ctrl ir C įsiminimui bei Ctrl ir V įterpimui, atkartojimui arba įklijavimui. Judame toliau iš kairės į dešinę. Trečiasis srities mygtukas paste. Tai jau ne kartą paminėtas į trumpalaikę atmintį patalpintos atkarpos atkartojimo įrankis. Manau, kad iš ankstesnių mygtukų apibūdinimo ir panašumo su raštų rengyklėmis supratote,
Jo paskirtį siekiant padauginti ir atkartoti turinio atkarpas su joms paskirtomis savybėmis ir pritaikytais įskiepiais. Jo pagalba galime atkartoti ir atskirus tik garso arba vaizdo apdorojimo būdus, taip vadinamus efektus, ir taip išsaugoti viso turinio apdorojimo derinio vientisumą. Lieka tik priminti, kad mygtuko veiksmas klaviatūros dėka atliekamas paspaudus vienu metu nurodymą Ctrl ir V. Ketvirtasis mygtukas su šiukšliadėžės vaizdu Delete – ištrinti arba pašalinti. Su mygtuku iškirpti jis turi tik vieną bendrą bruožą. Jis pašalina pažymėtą atkarpą arba visą veiksmą iš ruošinio turinio, be galimybės pasinaudoti atkartojimu. Tiesa, jei per klaidą netyčia pašalintumėt veiksmą arba jo atkarpą iš ruošinio, lieka galimybė ištaisyti šį nesklandumą naudojantis kitu šios srities įrankiu, bet apie jį vėliau. Todėl šiuo įrankiu naudosimės, kai mums reikės pašalinti nereikalingą arba netyčia į ruošinį papuolusį turinį. Veikia jis panašiai kaip ir kiti įrankiai. Tai yra pažymimas nebereikalingas veiksmas arba jo dalis ir klaviatūroje paspaudžiamas jau tik vienas mygtukas Delete. Penktasis mygtukas su apskritimo ženklu Select All. Tai yra pažymėti viską. Tai irgi daug laiko taupantis įrankis, kuris vienu paspaudimu leidžia pažymėti visą atvertoje veiksmo laiko juostoje esantį turinį ir pasirinkus kitą įrankį arba apdorojimo būdą jį pritaikyti visai sekai. Atskirais atvejais galima pasirinkti vaizdų, įrašų arba garsų seką. Taigi, įsitikinę, kad esame tame veiksme, kuriame norime pritaikyti, pavyzdžiui, atkartojimo veiksmą, spaudžiame mygtuką su apskritimu arba klaviatūros mygtukų derinį Ctrl ir A. Po to pasinaudojame mygtukų deriniu Ctrl ir C, įsikeliam turinį į trumpalaikę atmintį ir pasirinkę vietą spaudžiam mygtukų derinį Ctrl ir V. Tokiu pat būdu taikytini ir kiti jau mums pažįstami mygtukai. Iškirpti arba ištrinti. Ketinant pasinaudoti įklijavimu, prieš tai teks panaudoti vieną iš iškirpimo arba atkartojimo įrankių, nes vien tik viso turinio pažymėjimas jo neįkelia į laikinąją atmintį. Dabar susipažinsime su pradedantiesiems didžiulę reikšmę turinčių įrankių Undo, tai yra atšaukti veiksmą, ir už jo veikimą atsakingų mygtukų. Kaip matome, mygtuko atmintinėje, paspaudus klaviatūros Ctrl ir Z derinį, mes galime ir galėsime atšaukti paskutinį ruošinyje atliktą veiksmą. Pavyzdžiui, atliktas neteisingas arba nepageidaujamas nustatymas. Nepatiko pasirinktas apdorojimo būdas, efektas. Netyčia arba per klaidą pašalinote jau apdorotą garso takelio atkarpą. Nieko baisaus. Spaudžiam klaviatūros derinį Ctrl ir Z vienu metu ir voila. Laiko mašinėlė grąžino ruošinį į ankstesnę būseną, lyg būtume žengę žingsnį atgal. Todėl aš tai pavadinčiau žingsniavimo atgal galimybę. Taip, žingsniavimo. Nes tokį veiksmą, nekeičiant programos nuostatų, galima atlikti iki 20 kartų. Tai yra, galima visas veiksmo apdorojimo pasekmes grąžinti iki būsenos prieš 20 įvykdytų pakeitimų. Be to, tai ne riba. Šią galimybę galima pasididinti iki 50 kartų. Tam jau reikia keisti programinės įrankio nuostatas, bet nedera tuo piktnaudžiauti. Kuo daugiau kartų nusistatysime galimybę sugrąžinti atliktus pakeitimus, tuo daugiau darbinės atminties apimties naudos mūsų prietaisas, o tai stabdo kompiuterio veikimo spartą. Todėl
kol kas šios galimybės nenagrinėsime ir jos nuostatų nekeisime. Jei ateityje prisireiks, prisiminsime apie ją ir pasimokinsime, kaip pasinaudoti. Svarbiausia, kad tokia galimybė yra ir ji leidžia pradedantiesiems nebūgštauti dėl netikėtukų arba klaidų. Jeigu jau per daug sparčiai įsibėgėjote atgal, irgi nieko baisaus. Sekantis mygtukas į dešinę nuo mygtuko undo taisymo įrankių juostoje yra mygtukas redo – grąžinti į priekį. Sutikite, yra sąskambis su atgal į ateitį. Bet apie ką mes čia? Tai jau tikrąja to žodžio prasme mygtukas ir taškas. Jeigu skaičiuokliuose, tekstų rengyklėse toks įrankis turi savo klaviatūros sparčiųjų nuorodų derinį, tai šioje programėlėje jo nėra. Todėl, norint sugrįžti iki prašokliuotos vietos, teks pažandinti snaudžiančią pelę ir ją pamaigyti pagal išankstinius programėlės nurodymus iki jau minėtų 20 kartų. Trumpai tariant, redo įrankis tai apverstas ir priešinga kryptimi veikiantis undo. Kai nežinai visų turimų būdų ir įrankių, tenka kažkaip gudrauti, o po to abejoti, ar buvai teisus ir ar saviveikla nepakišo tau kojos. Pavyzdžiui, kai pagal sumanymą į veiksmą įkeliamas įrašas turi būti išdėstytas lygiai per vaizdo vidurį, vertikalios ašies atžvilgiu arba tolygiai pakylėtas pagal horizontaliąją ašį. Juk nepulsime ieškoti liniuotės, lipnios juostos ir žirklių, kai mūsų išmanusis kompiuteris visą tai gali padaryti už mus. Pakanka jam tik tinkamai paliepti. Todėl siūlau giliai įkvėpti, iškvėpti, sulaikyti kvėpavimą skaičiuojant nuo 1 iki 10 ir nepraleisti galimybę susipažinti su lygiavimo įrankiais. Nors, norint naudotis tik nemokama rengyklės laida, pagudrauti vis tiek teks. Pradėsime nuo mygtuko Alignment Mode pakeisti lygiavimą arba išdėstymą. Priešingai nuo kitų lygiavimo įrankių, šis neturi nustatyto prisirišimo prie vaizdo rėmelio kraštinių arba ašių. Jis skirtas atskiros vaizdo dalies rankiniam perkelimui iš vienos vietos į kitą. Pavyzdžiui, mums niekaip nesiseka parinkti įkelto užrašo spalvą, kad jis aiškiai matytųsi gamtovaizdėje. O veiksmo vaizde yra lopinėlis, kuriame nėra mirguliavimo, spalvų kaitos ar panašiai. Štai tokiais atvejais mes ir galime įrašą kaip atskirą vaizdo dedamąją pernešti į mums parankę vietą. Toliau tokias vaizdo dalis kaip užrašas, ženklas, paveikslėlis, kuriuos mes papildomai įkelinėsime į veiksmą, susitarkime vadinti dedamąją. Šio įranko naudojimo ypatumas toks, kad prieš jį naudojant reikia pažymėti vieną ar kelias dedamąsias, kurias norime perkelti į kitą vietą vaizde. Tada spustelname mygtuką Alignment Mode. Užvedama pelę ant dedamosios arba vienos iš dedamųjų rėmelėje esančio plotų, paspaudžiame kairį pelės klavišą ir laikome jį. Tokiu būdu užkabinę dedamąją tempiam ją į numatytą vietą. Kai vedamoji nutempta, mums lieka tik atleisti kairįjį pelės mygtuką. Pakankamai paprasta, nors tai sudėtingiausiai naudojamas išlygiavimo įrankių. Tolimesni įrankiai daug paprastesni ir todėl spartesni. Jei lygiavimo pakeitimo įrankis yra skirtas rankiniu būdu išdėstyti pasirinktas veiksmo vaizdo dedamąsias, tai sekantis 6 įrankiai pagal nutylėjimą sukelia dedamąsias sulygiuodami pagal vieną iš vaizdo kraštinių arba ašių. Mygtukas Left Align lygiuoti kairėje sukelia dedamąsias prie kairiosios vaizdo kraštinės. Mygtukas Right Align lygiuoti dešinėje sukelia dedamąsias prie dešiniosios vaizdo kraštinės. Mygtukas Top Align lygiuoti viršuje sukelia dedamąsias prie viršutinės vaizdo kraštinės. Mygtukas Bottom Align lygiuoti apačioje
sukelia dedamasis prie apatinio vaizdo krašto. Na ir sekantis du mygtukai dėl savo pavadinimo gali sukelti šiek tiek painiavos, todėl jiems skirsime daugiau dėmesio. Mygtukas Horizontal Align Center. Lygiuoti horizontaliai per vidurį. Pasinaudojus šiuo įrankiu vaizdo dedamoji bus perkelta griežtai į veiksmo vaizdo vidurį tokiu būdu, lyg vaizdas būtų padalintas vertikalia ašimi pusiau ir ši ašis pusiau dalintų perkeliamą dedamą. Tokiu būdu išgaunamas tolygus dedamosios patalpinimas per vaizdo vidurį vienodų nuotolių nuo kairės ir dešinės vaizdo ribos. Todėl, kol programėlės kūrėjai neišvertė mygtukų paskirties į lietuvių kalbą, tuo sukeldami papildomą sąmyšį, susitarkime vadinti šį įrankį lygiavimu pagal vertikalę. Panašiai reikalai klostosi ir su sekančio įrankio mygtuku Vertical Align Center. Pažodinis vertimas lyg ir reikštų lygiavimą pagal vertikalų vidurį. Bet iš esmės gaunasi tolygus dedamųjų išlygavimas horizontalios vaizdo ploto ašies atžvilgiu. Atitinkamai susitarkime šį įrankį vadinti horizontaliuoju lygiavimu. Na, keisti žmonės tie anglosakai. Jie net automobilius vaiko prieš eismą. Jei sugebėtų, tai turbūt ir laikrodžius sukintų priešingą kryptimį. Oho, pakilo miškelis pritarančių rankučių. Leidžiu kukliai paploti, juokelis pavyko įsitikinti, kad dauguma klausotės, bet pasilinksminome ir gana. Priešakyje dar tikrai daug gražių ir linksmų darbelių. Todėl stveriam, kol nepabėgo pirmąjį gražuliuką ir apžvalgom, kuo jis mums gali būti patrauklus. Įrankio. Somewhat, pažodžiui verčiant toks pat plotis, mygtukas skirtas vienodai pločio atžvilgiu sulyginti pasirinktas dedamasis. Kitaip tariant, kai mums reikės, kad veiksmo dedamųjų dydis arba ilgis horizontalios ašies atžvilgiu būtų vienodas, mes ištrauksime šią prokrusto lovą ir jokių kliuksėjimų prieš valdymo horizontaliąją demokratiją. Netilpo bus sutrumpintas, per trumpas bus ištemptas pagal nustatyto pavyzdžio reikalavimus. Mygtukas Same Height. Vienodas aukštis. Šį kartą suvokimui nepriekaištausime. Įrankis gelbsti išlaikant dedamųjų aukščio pusiausvyrą vieno veiksmo vaizdo derinyje. Pavyzdžiui, mums reikia išlaikyti vienodą dydžių santykį tarp ženklo, įrašo ir paveikslėlio. Dažniausiai aukščio suvienodinimo prisireikia, kai rikiuojamas vertikalus dedamųjų stulpelis arba kai reikia iš eilės keisti dedamąsias vaizdo eigoje, nekeičiant jų santykinio dydžio. Apibendrinant, galima teigti, kad abu vienodo pločio ir vienodo aukščio įrankiai gali užtikrinti, kad vaizdo dedamosios atrodys santykinai vienodai ir tvarkingai. Pašalina skirtumus, kurie atsiranda dėl netikslaus rankinio nustatymo pelės pagalba ir sutrumpina darbo laiką, nes nereikia kiekvienai dedamai rankai įvedinėti vienodas aukščio ir pločio reikšmes. Kai mes jau bandymų ir derinimų eigoje apsistojam ties mūsų manimų geriausių dedamųjų dydžių santykių vaizdo derinyje, drąsiai galime naudoti sekantį įrankio mygtuką Same Size – vienodas dydis. Jis skirtas suvienodinti visų dedamųjų dydį tiek per plotį, tiek per aukštį. Belieka tik pasirinkti dedamąją, pagal kurios išmeras bus vienodinamos visos kitos. Pavyzdžiui, reikia veiksmo vaizde suvienodinti visuomeninių susivienimų arba įmonių ženklus. Galbūt yra sudaromas tinklelis iš paveikslėlių arba įrašų skilčių su skirtingais veikėjais arba pranešėjais. Tai įrankis, kuris šauniai pasitarnauja pavyzdingo ir darnaus reginio sukūrimui. Pagaliau nedidelę, bet reikšmingą darbo su dedamųjų seka vainikuoja įrankio Same Size and Position vienodo dydžio ir padėties mygtukas.
Jo dėka yra apjungtos kelios galimybės. Tai vienodo dedamųjų dydžio ir padėties veiksmo vaizde rodymas. Jis taikytinas raštų laukų, iškabų, paveikslėlių kaitai. Nepakeičiama priemonė, kai rengiamos animacijos perėjimai tarp panašių vaizdų, kai būtina greitai atkartoti dedamųjų išdėstymą skirtingose veiksmuose arba veiksmų sluoksniuose, bei veiksmų sekose, kur viena dedamoji keičiama kita, o dydis ir padėtis turi likti tokie patys. Svarbiausia, kad be vargo ir greitai galėsime atkurti vienodą vaizdo sandarą skirtingomis veiksmo akimirkomis. O tai jau aukštojo pilotažo gudrybės vaizdo turinio rengime, maloniai nuteikiančios žiūrovų ir pasekėjų akį. Dabar pereisim prie dar vienos mažos, bet pakankamai dažnai naudojamos dirbant su sluoksniais įrankių sekos. Tiem, kam dar neteko darbuotis su paveikslų, nuotraukų, piešinių ar garsų apdorojimu, reikia apibrėžti naują sluoksnio sąvoką, nes nuo to lemiama dalimi priklausys ne tik supratimas, kas ir kaip vyksta, bet ir darbo sėkmė. Visi esame matę visiškai skaidrę, niekaip vaizdo neiškreipiančią plėvelę. Tai iš esmės ir yra sluoksnis. Ant tokios plėvelės mes galime paišyti, rašyti, įrašyti judesį, garsą, kuriuos mes jau esam susitarę vadinti veiksmo dedamosiomis. Visoms arba tik pasirinktoms dedamosioms mes galime priskirti, pritaikyti apdorojimo būdus. Tai yra efektus. Ir kas, pavyzdžiui, nutiks, jei mes ant vienos iš plėvelių nupaišysime juodo kvadrato briaunas. Bus juodo kvadrato ruošinys. Jei paimsime dar vieną plėvelę ir ją uždėsime ant pirmosios, vaizdas nepasikeis. Tačiau mes jau galim nekeisdami juodojo kvadrato ruošinio ant švarios plėvelės kvadrato vidinį plotą nudažyti arba užpildyti skaidriai geltoną spalvą. Pasekmėje mes matysime geltonos spalvos kvadratą su juodomis briaunomis. Patraukę iš apačios plėvelę su juodojo kvadrato ruošiniu, mes matysime tik kvadrato pavidalo geltonos spalvos lopinėlį. Ženkim dar vieną žingsnį. Ant plėvelės sluoksnio su kvadrato ruošiniu uždėkime dar vieną plėvelės sluoksnį ir šį kartą vidinį jo plotą uždažykime skaidriai žalia spalva. O dabar galime atlikti keletą bandymų. Sudėkime visus turimus sluoksnius vienus ant kito. Ką mes pamatysime? Mėlyną kvadratą su juodomis briaunomis. Iš šio sumuštinio pašalinkim žalios spalvos sluoksnį. Matom geltoną kvadratą su juodomis briaunomis. Ir iš sluoksniuoto pyragaičio pašalinę sluoksnį su juodomis briaunomis matysime tik kvadrato pavidalo mėlyną kremą. Tikiuosi sluoksnio vaidmuo ir reikšmė pasykiai tampa suvokiama. Jei trumpai, sluoksnis tai atskira vaizdo, garso, rašto, užrašo spalvos dedamoji, kuri gali būti talpinama į veiksmo seką pasirinktą tvarka lyg skaidrus lakštas. Kaip dirbti su sluoksniais mes dar aiškinsimės vėliau. Dabar mes susipažinsime tik su sluoksnių tvarkymo įrankiais. Įrankio up aukštyn mygtukas perkelia pasirinktą sluoksnį su dedamosiamis vienu lygiu aukščiau. Įrankio down žemyn mygtukas perkelia pasirinktą sluoksnį vienu lygiu žemiau. Įrankio to top į viršų mygtukas perskelia pasirinktą sluoksnį į patį pyragaičio paviršių. Įrankio to bottom į apačią mygtukas nuleidžia pasirinktą sluoksnį į pačią apačią. Vėliau mes dar nekartą grįšime prie to, kokį poveikį vaizdui, garsui ir kitoms dedamosioms turi teisingas sluoksnių išdėstymas. Dabar apsiribosiu tik ties svarbiausiais. Galime derinti dedamųjų matomumą, kurti savo vaizdo derinius,
užsitikrinti tvarką ir dėsningumą, rengiant sudėtingus sumanimo esmę atitinkančius veiksmus. Pagaliau lieka tik 2 žingsneliai iki tvarkymo įrankių ruožo pabaigos. Tai 2 mygtukų rinkinukas Group Objects apjungti dedamąsias ir Ungroup Objects išskaidyti dedamąsias. Kiek vėliau, kai teks suvaldyti sudėtingus dedamųjų derinius arba atvirkščiai, reiks juos supaprastinti, mes galėsime deramai įvertinti šio mažo, bet veiksmingo ir veikraus mažylio pranašumus. Dedamųjų apjungimo įrankis naudojamas, kai ketinama daugiau nei vienai dedamajai pritaikyti bendrą pakeitimą. Pavyzdžiui, perkelimą, pasukimą, dydžio pakeitimą, pritaikyti vienodą apdorojimo būdą. Dedamųjų išskaidimas naudojamas, kai jau anksčiau apjungtoms dedamosioms ketinama atlikti skirtingus pakeitimus arba apdorojimo būdus. Tarkime, kuriame iškabą. Užnugarėje kaip atskiros dalis yra mėlynos stačiakampio rėmelis, viršuje užrašas su pavadinimu, šone ženklas. Šias 3 dedamąsias galima pažymėti ir sujungti į vieną, tai yra iškabos dedamąją. Tada ją galima perkelti, mažinti arba rodyti su apdorojimu kaip vieną dedamąją. Vėliau, jei reikia pakeisti tik ženklo vietą, galima išskaidyti, atlikti pakeitimus ir apjungti iš naujo. Dabar dėlėtų suskelti kokią nors anekdotą, kad pažadinti snūduriuojančius. Tačiau mūsų užsiėmimo laikas senka nenumaldomai. Todėl be papildomų įžangų viliotinių pereinam prie sekančio skirtuko VIF – darbalaukio išvaizda įrankių apžvalgos. Pirmasis mygtukas Project Explorer yra atsakingas už mūsų ruošinio sandaros skydelio darbalaukyje rodymą. Tai savotiška ruošinio naršyklė, kur vienoje vietoje pateikiama visa sandora, veiksmai, dedamosios sluoksniai ir jų išdėstymas vienas kito atžvilgiu. Pavyzdžiui, kuriame veiksme, tai yra scenoje, yra patalpinta konkreti dedamoji – paveikslėlis, garso takelis, užrašas ar panašiai. Kai dirbsime su didelės apimties ruošiniais, su gausa įvairių dedamųjų, laiko eigos juostoje bus sudėtinga nepasimesti arba surasti reikiamą dedamąją. Šio skydelio dėka susigaudyti, kur ir kas yra, tampa daug paprasčiau. Tai lyg medis, kuriame nuo kamieno yra atsišakojimai, kuriuose lyg lapai išdėstomos dedamosios. Darbo metu šiame skydelėje mes ne tik matysime dedamųjų išsidėstymą, jų priklausomybę, bet ir galėsime jas pasiekti, pažymėti apdorojimui vienu pelės kairiojo mygtuko paspaudimu, atverti dedamosių savybių skydelį, kilnoti dedamasis tarp sluoksnių. Jei jau turime įrašo ruošinio naršyklę, tai išmintinga būtų turėti ir pasirinktos dedamosios sandarą. Pavyzdžiui, į veiksmą įterptas užrašas arba paveikslėlis. Jiems kaip taisyklė bus pritaikyti pasirinkti apdorojimo būdai arba savybės, tarp kurių ruošinio laiko juostoje susigaudyti jau tiesiog nebeįmanoma, nes tai yra jau mikroskopinis ruošinio dedamųjų parengimo lygis. Už tai yra atsakingas sekantis išvaizdos juostos mygtukas Objects Explorer, tai yra dedamosios sandara. Spustelius ant jo ruošinio naršyklės skydelio vietoje atsiveria jau pasirinktos, pažymėtos dedamosios žiniaraštis, kuriame mes galėsime matyti, pavyzdžiui, dedamosios perkelimo nuostatas, skaidrumo lygį, pritaikytus spalvos arba paryškinimo nublukinimo filtrus, pritaikytus pasukimus arba kitus pakeitimus. Kiekvienas dedamajai pritaikytas pakeitimo arba apdorojimo būdas bus įtrauktas į šį žiniaraštį. Negana to, tiesiogiai dedamosios sandaros žiniaraštyje mes galime įjungti arba išjungti pasirinktą poveikį, efektą, pasiekti savybių skydelį ir jas keisti. O jei apibendrinti, tai Objects Explorer dedamosios sandaros žiniaraščio su sluoksnių savybėmis, apdorojimo būdais, pakeitimo poveikiais, tai yra efektais ir valdymo skydelis.
Sekantis mygtukas propertis atveria arba užveria dedamosios nuostatų valdymo skydelį. Jei prieš tai buvę du mygtukai skydelius atverdavo kairėje nuo peržiūros skydelio, tai nuostatų arba savybių tvarkyklė atsiranda dešinėje. Šioje tvarkyklėje ne tik matysime pasirinktos, pažymėtos dedamosios savybės, dydžius, padėtį, pavertimo kampą, spalvas, trukmę, pritaikytų poveikių, tai yra efektų sąrašą, perėjimus, veikimo tvarkaraštį, bet galėsime ir visas šias savybės keisti ir valdyti. Apibendrinant, propertis – tai dedamosios savybių ir veikimo nuostatų valdymo skydelis. Mygtukas resursą – ištekliai. Toje pat vietoje, kaip ir nuostatų mygtukas, tai yra kairėje nuo peržiūros skydelio, atveria žiniaraštį, kuriame matomas visas į ruošinį įkeltų ir sukurtų dedamųjų rinkinys. Sąrašas. Tai yra visi failai ir kita medžiaga, kuri yra naudojama rengiant įrašą. Reikšmingiausias šio žiniaraščio privalumas – tai, kad mums nebereikia klaidžioti mėginant atpažinti dedamosios pobūdį. Čia į atskirus sąrašus suskirstyti vaizdo įrašai, nuotraukos, garsai, pavidalai, poveikiai ir kitos priemonės, kurie sudaro kūrinio turinį. Šiame skydelėje dedamosios pateikiamos sąrašo pavidalu. Matysime jų pavadinimus, prigimtį ir bendrą sandarą. Skydelis leidžia stebėti, kokia medžiaga jau yra panaudota, kokia dar laukia panaudojimo. Ir prireikus pašalinti, pervadinti ar įtraukti naują dedamąją. Galima teigti, kad resursus – tai projekto medžiagos sandėlis, saugykla, kuriame surinkta visa į kūrinį įkelta vaizdinė ir garsinė medžiaga bei pagalbinės priemonės. Mygtukas timeline – laiko juosta. Atsakingas už skydelio su dedamosiomis išdėstymu kūrinyje, rodymo įjungimą ir išjungimą. Jo įprasta vieta pagal nutylėjimą būna tiesiai po peržiūros skydeliu. Tai dedamųjų ir sluoksnių tvarkaraštis horizontalios juostos pavidalu nuo pirmos iki paskutinės vaizdo įrašo su garsu akimirkos. Čia dedamosios pateikiamos horizontaliomis juostelių atkarpomis, kurių ilgis parodo trukmę. Pradžios padėtis – pradžios, o pabaigos padėtis – akimirka, kada rodymas arba garsas baigsis. Taip tampa akivaizdu, kuri dedamoji, kada pasirodo, kuri dingsta ir kaip jos persidinga tarpusavyje. Šios skydelio privalumas – lengvas trukmės ir sandaros valdymas. Galime pratęsti ar sutrumpinti dedamąją, ją perkelti, tiksliai sutapatinti su kita dedamąja, pavyzdžiui, garso takelį su vaizdu ar perėjimais. Laiko juosta leidžia aiškiai matyti viso įrašo eigą ir, esant reikalui, ją pakeisti pagal sumanimo esmę. Mano manimu, laiko juostos skydelis – tai ruošinio dedamųjų trukmės žemėlapis, leidžiantis lengvai suvokti ir valdyti kiekvienos dedamosios pasirodymo arba veikimo vietą ir laiką. Jungtukas Key Editor. Pažodžiui būtų verčiamas kaip tvarkymo raktas. Tačiau toks vertimas gali klaidinti. Todėl aš labiau linkęs šio jungtuko paskirtį apibūdinti savoką pokyčio ženklas arba pasiūlyti naujadarą poženklis. Neatsitiktinai vietoje suvokimo mygtukas arba žodžio mygtukas čia renkuosi savoką jungtukas. Iki šiol nagrinėtoje išvaizdų srityje mygtukai buvo atsakingi tik už skydelių įjungimą ar išjungimą. Savo ruožtų poženklių jungtukas valdo visiškai kitą sritį. Jis atveria skydelį, kuriame nustatomi pasirinktai dedamai taikomų poveikių, pakeitimų ar kitų apdorojimo būdų pradžios ir pabaigos laiko ženklai. Kad būtų aiškiau, neišvengsime pavyzdžių. Tarkime, pagal užsakovo sumanymą reikia, kad ruošinyje iš kairės į dešinę praslinktų pranešėjo elektroninio pašto adreso užrašas. Šį judėjimą sukurti leidžia du poženkliai. Pradinė padėtis,
už dešinės vaizdo ribos, galutinė padėtis už kairės vaizdo ribos. Nustačius papildomai laiką tarp šių dviejų poženklių, išgaunamas slenkančio užrašo įspūdis, tai yra efektas. Lygiai taip pat poženkliai gali būti taikomi dydžio, padėties, skaidrumo, pavertimo, garso stiprumo ir kitų dedamosios savybių pokyčiams. Tam tikra prasme tai animacijos kūrimo įrankis, kuriam vėliau skirsime nemažai laiko. Poženklių skydelis pasirodo dešiniajame apatiniame darbalaukio kampe, tai yra dešiniau už laiko juostos. Kad būtų lengviau suvokti, pateiksiu apibendrintą apibūdinimą. Poženklių skydelis – tai pasirinktos dedamosios pokyčių eigos laiko juosta. Jungtukas Basic Effects – pagrindiniai poveikiai. Skirtas perjungti skydelį, kuriame pateikiamas dažniausiai dedamosioms naudojamų savybių pakeitimo sąrašas ir jų valdymo lentelės. Tai dydžius pavertimą, perkėlimą, skaidrumą, spalvą, garso lygį ir kitas savybės keičiantis įrankiai. Šiame dešiniau peržiūros lauko esančiame skydelėje programėlės vartotojų siūlomas iš anksto ir patirties dėka parengtų dažniausiai naudojamų dedamosios pakeitimų sutvarkymo įrankių rinkinys. Tokios pakeitimo rūšis kaip išblukinimas, pasirodymo būdai, judėjimo pradžios ir pabaigos deriniai, sklandus perėjimai, vaizdo pasukimai ir kiti, kuriais dažniausiai sukuriamas vaizdo ruošinio judrumas, leidžia sparčiau atlikti pakeitimus, kuriuos mes ženkliai ilgiau derintume, pavyzdžiui, poženklių skydelio pagalba. Kad būtų aiškiau, galima pateikti paprastą vaizdo pasikeitimo pavyzdį. Jeigu reikia, kad dedamoji vaizdo pradžioje neatsirastų staiga, akimirksniu, o išaiškėtų pamažu, įsilietų į vaizdą, šį įspūdį galima pritaikyti būtent iš šio skydelio, nepridedant papildomų poženklių. Apibendrinant, Basic Effects – tai dedamosios savybių valdymo skydelis sutrumpintai savybės, kuriame pateikiamos svarbiausios, dažniausiai naudojamos dedamųjų išvaizdos ir pakeitimo priemonės. Kitaip tariant, tai pagrindinių poveikių rinkinys, kuriais prasideda dauguma veiksmo vaizdo pakeitimų. Jungtukas Color Grading – spalvų kaita. Įjungia skydelį, kuriame valdomi pasirinktai dedamai taikomi vaizdo spalvų ir atspalvių pakeitimai. Spustelėjus ant jungtuko arba klaviatūroje vienu metu paspaudus mygtukų Ctrl ir 7, skydelis atsiveria darbalaukio apačioje, laiko juostos vietoje ir tampa veiksnus tik tada, kai pažymėta vaizdo dedamoji, turinti spalvų. Čia galima atlikti visą pagrindinį vaizdo spalvų apdorojimą. Pakeisti ryškumą, paryškinti ar prislopinti skirtumus, tai yra kontrastą, pakeisti spalvų sodrumą, pašiltinti arba pašaldyti vaizdą, ta prasme padaryti jį jaukesnį arba atšiauresnį, pakeisti bendrą vaizdo spalvų pobūdį, pritaikyti atskirus spalvinius poveikius, efektus dedamai. Spalvų kaitos skydelio įrankiai veikia iš karto ir sudaro galimybę esamų laikų matyti ir todėl tiksliau valdyti, kaip pasirinkta dedamoji dera su viso ruošinio arba veiksmo aplinka. Ar ne per tamsi, ar ne per ryški, ar atitinka bendrą sumanimą. Apibendrinant, spalvų kaita tai pasirinktos dedamosios vaizdo spalvų, atspalvių, šviesumo ir apšvietimo keitimo skydelis, leidžiantis išsaugoti norimą vaizdo nuotaiką ir darną. Kadangi buvo žadėta ne tik pasakoti, bet ir rodyti, o mes jau esame toje pažinties būsenoje, kai daug geriau matyti bei ugdyti pirmus įgūdžius, gaudykit užduoti pirmosioms pratyboms. Sukurti pirmąjį ruošinį. Įkelti 3 dedamąsias vaizdo įrašą, garso takelį ir paveikslėlį į savo ruošinį. Išsaugoti ruošinį.
Savarankiškai iki kito užsiėmimo kelis kartus peržvelgti mums jau pažįstamus įrankius ir susipažinti su jungtukais įjungiamų skydelių išvaizda. Sekančiame užsiėmime mes ne tik pratęsime pažintį su įrankiais, mygtukais, jungtukais, įskiepiais, bet ir pradėsime įsisavinti dedamųjų keitimo įgūdžius. Kaip sukuriamas naujas ruošinys? Mes jau puikiai žinome, kaip įjungiama programėlė, todėl šio veiksmo eiliškumo kartojimui laiko negaišiu. Įveiklinta programėlė mus pagal nutylėjimą įkelia į ruošinių srities projektų skirtuko įrankių juostą. Pasirinkame pirmąjį mygtuką naujas ruošinys New Project. Spustelėjus ant jo atsiveria lentelė, kurią teks šiek tiek užpildyti. Šį ruošinio pagrindinių nuostatų Project Settings lentelė pagal nutylėjimą ryškiai mėlyna spalva mūsų dėmesį atkreipia į eilutę su ruošinio pavadinimu. Pageidautina jį pakeisti į tokį, kurį būtų nesudėtinga prisiminti ir lengvai susirasti su bylų paieška, jei kūrinys pasimestų saugyklose. O taip atsitinka tikrai neretai, patikėkite. Aš šį pavyzdį pakrikštysiu pratybomis. Pradžiai siūlau kitų lentelę esančių nuostatų nekeisti, tame tarpe ir išsaugojimo vietos saugyklose. Vėliau mes skirsime laiko nuožmiam lentelės nuostatų išnagrinėjimui. Dabar greituoju būdu spustelname mygtuką užbaigti Finish. Sveikinu! Naujagimis su švariomis nuo įtikinėjimo smegenėlėmis priešais jūs esančiame darbalaukėje. Bet prigimtis nesuderinama su tuštuma ir programėlė mus vėl pagal nutylėjimą nukreipia į turinio valdymo srities įrankių juostą. Kad įkelti užduotyje numatytas dedamąsias, mes turime pasinaudoti mygtuku pridėti dedamąją add object. Spustelėjus šį mygtuką mums atsiveria sąrašas, kuriame teks pasirinkti įkeliamos dedamosios prigimtį. Pirmuoju mūsų sąraše buvo įvardintas vaizdo įrašas. Atitinkamai renkamės eilutę vaizdas, video ir spustelnam ant jos. Atsiveria įprastas bylų naršyklės langas, kuriame reikės susirasti pageidaujamą savo saugyklose laikomą vaizdo įrašą. Aš iš anksto į savo pradžios langą desktop esu iškėlęs tokias dedamąsias kaip vaizdo įrašas, garso takelis ir paveikslėlis. Todėl prieš toliau vykdant užduotį tariu sustojam ir siūlau jums padaryti tą patį. Tikiuosi visi sėkmingai į jums parankę vietą persikėlėte išvardintas dedamąsias ir esate pasiruošę veikti toliau. Pasižymime vaizdo įrašą, su kuriuo ketiname darbuotis. Ir spaudžiame mygtuką atverti. Open. Prieš užbaigiant įkelimo veiksmą, programėlė reikalauja užpildyti dedamosios padėties pagrindinių nuostatų Objects Position Settings lentelę. Pagal nutylėjimą žymos ties būtinomis ir dažniausiai naudojamomis nuostatomis yra padarytos. Tai yra pilkos spalvos apskritime akis badantis baltas taškas. Todėl dabar visos lentelės nenagrinėsim ir sutiksime su programos kūrėjų pasiūlytų deriniu. Spaudžiam mygtuką gerai, tai yra OK. Darbalaukio vaizdas atgyja. Peržiūros lauke atsiranda pirmoji vaizdo įrašo akimirka. Laiko juostoje po peržiūros laukų matome juostelę, kuri reiškia įkelto įrašo trukmę. Atgyja ir dešiniau peržiūros lauko esantis dedamosios pagrindinių nuostatų ir pakeitimų rinkinio skydeliai. Vaizdo įrašas įkeltas. Kas ten sekantis mūsų sąraše? Garso takelis. Vėl spaudžiame mygtuką pridėti dedamąją. Šį kartą pasirenkame eilutę garsas, audio. Pažymime garso įrašą ir spaudžiame mygtuką atverti. Čia siūlau truputį stabtelti. Pagal nutylėjimą programėlės sluoksnio padėties stulpelyje Layer Position žyma bus nustačiusi ties užrašu įterpti į sluoksnį Insert to Layer.
Tai reiškia, kad laiko juostoje garso ir vaizdo takeliai bus patalpinti nuosekliai eilės tvarka viename sluoksnyje. Iš pradžių vaizdo įrašas, po to garso takelis. Bet mums reikia, kad tuo metu, kai bus rodomas vaizdas, girdėtųsi garsas, kuris yra parinktas pagal vaizdo prasmę. Atitinkamai mums reikia, kad ir vieno, ir kito takelio juostelės laiko juostoje sutaptų. Toks sutapimas bus pasiektas, jei žymeklį perkelsime į eilutę ties užrašu papildyti naujų sluoksnių. Addition new layer. Perkeliam žymą ir spustelnam mygtuką gerai. Virš vaizdo juostelės laiko juostoje atsiranda garso takelio juosta. Įkeldami paveikslėlį atliekame tokio pat eiliškumo, sukuriant naują sluoksnį veiksmus. Pagaliau turim parengtą tolimesniam apdorojimui ruošinuką. Kad nereikėtų šio darbo atlikti iš naujo, reikia ruošinį išsaugoti. Tam mums reikia atverti ruošinio tvarkymo srities įrankių juostą. Pasirinkti įrankio išsaugoti ruošinį Save Project mygtuką ir ant jos spustelti. Atsivers laikmenų naršyklės lentelė. Siūlau nekeisti išsaugojimo vietos, tik ją prisiminti. Spaudžiame mygtuką išsaugoti. Save. Mūsų ruošinys ne tik sukurtas, bet ir išsaugotas. Spėju, kad likusios užduoties dalies aiškinti nebereikia. Tuo labiau, kad keletą jūsų brangaus laiko minučių aš jau nusigvilbiau. Dėkui susirinkusiems už dėmesį ir iki sekančio malonaus.